Sveiki sugrįžę į antrą dalį. Pirmoje dalyje sužinojome, kokį plokštelių grotuvą iš antrų rankų pasirinkti nepriekaištingam plokštelių klausymuisi ir kaip atlikti jo profilaktiką. Na, o dabar tęsime darbus toliau ir imamės galvutės. Kadangi originalios galvutės adata buvo nulaužta, teks paieškoti naujos adatos. Galvutės keitimo procedūra specialių įgūdžių nereikalauja, tai gali padaryti kiekvienas. Prireiks tik šiek tiek kantrybės. Ištraukiu seną sulūžusią adatą ir atjungiu laidus nuo galvutės. Traukiam atsargiai su pincetu vienas po kito. Pagal senos galvutės modelį internete nesunkiai galima surasti ir naujų adatų. Jos tinka šios tipo Sony galvutei, bet suabejojau jų kokybę. Todėl nutariau keisti seną galvutę į naują, kuri bus geresnės kokybės. Atsukdami varžtelius nepameskite veržlių. Kadangi mano grotuvas atitinka aukštesnės klasės reikalavimus, aš montuosiu ir aukštesnės klasės galvutę. Ir štai ant mano stalo puikuojasi M97 klasės audiofilinė galvutė. Na, iš dalies audiofilinė. Pagrindinis šios galvutės privalumas yra elipsinė adata, kuri atkuria tiksliau ir švariau. Na, o dabar pažiūrėkime, kas įeina į komplektą. Be galvutės ir adatos dar mes rasime ir aksesuarų. Minkštą adatos valymo šepetėlį, netgi mažą atsuktuvą galvutei priveržti ir tik šio modelio galvutei būdinga šepetuką stabilizatorių. Aukštą galvutės klasę rodo ir mažas adatos prispaudimas slėgis. Apie tai papasakosiu šiek tiek vėliau, na, o dabar įstatykime galvutę į kojelę. Šepetukas stabilizatorius yra kartu ir adatos apsauga, kurią reikia atsargiai pakelti ir dar atsargiau reikia ištraukti adatą iš galvutės. Taip, kol kas adata į šoną. Dar dėžutėje randame tiksliai apskaičiuoto ilgio varžtelius, kuriuos ir panaudosim mūsų galvutei priveržti. Kaip matome, originali galvutė buvo pritvirtinta ilgesniais varžteliais, kurie jau mums nebetinka. O naujieji varžteliai tiksliai atitinka naujos galvutės tvirtinimą. Kitas labai svarbus momentas, keičiant galvutę, nesumaišyti laidų jungimo padėties. Mūsų atveju nebereikia pernelyg sukti galvos, tiesiog sujungti pagal spalvas. Na, o jeigu laidai nespalvoti, tuomet vadovaujamės standartinė jungimo schema. Galvutę priveržėme daugmaž lygiai pagal kojelę, nes vėliau ją reikės išcentruoti pagal specialų kalibratorių. Na, o dabar pakalbėkime apie adatas, tačiau ne apie visas, o tik apie elipsinės. Jų atkuriamas dažnių diapazonas nebūna mažesnis nei 20 kHz, o galvutės kaina nėra tokia didelė. Dažnai vartotojo instrukcijoje adatų naudojimo laikas nurodomas valandomis, bet tai vargina, nes reikia skaičiuoti, kiek per dieną buvo perklausyta plokštelių. Geriausia patikrinti adatos būklę mikroskopu. Tam tikslui tinka bet koks sąlyginai pigus skaitmeninis mikroskopas. O jeigu jo neturite, galite pasinaudoti senu 8 mm kino projektoriaus objektyvu. Padėjus adatą po mikroskopu iš karto krinta į akis blizgantis plokščias trikampis. Taip mes atpažįstame, kad adata yra elipsinė. Priešingai negu sferinė, elipsinė adata įrašo grioveliu šliaužia daug giliau, todėl jos dinaminis diapazonas truputį didesnis negu mums įprastos iki šiol naudojamos sferinės adatos. Teoriškai, elipsinės adatos ir dyla truputį greičiau nei sferinės. Jau nudilusios adatos smaigalyje išryškėja aiškiai matomas trikampis, kurį čia matote pažymėta balta spalva. Tokia adata linkusi šliaužti įrašo griovelio dugnu ir tai gadina plokštelę. Atsiranda ir papildomi iškraipimai, kurių anksčiau įraše nebuvo. Mane taip pat sužavėjo sąlyginai pigi M92E galvutė. Taip pat yra kitas pigus variantas – audio technikos galvutė ATVM95E, kurioje naudojama pusiau elipsinė adata. Tokią galvutę aš naudoju grotuve Estonija 010. Bet dėja mūsų rinkoje yra ir tamsioji medalio pusė. Daug firmų gamina ir prekiauja niekam tikusią produkciją.
Neapsigaukite ir nepirkite piezo kristalinių galvučių, o ypač nepirkite tokių atseit retro grotuvų, kurie yra paprasčiausias plasmasinis šlamštas. Tokie grotuvai yra visiška nepagarba viniliniai plokšteliai, jos kūrėjams ir muzikos autoriams. Iš tokių aparatų sklindantį kibirą net muziką vadinti negalima. Taip pat venkite ir tokių senų retro grotuvų. Iš jų taip pat gero skambesio nesulauksite. Na, o dabar pabaikime paruošti mūsų Sony grotuvą eksploatacijai. Paskutinį kartą viską išvalome, surenkame, ką išardėme, svorį ir kojelę su nauja galvute. Ir štai grotuvas kaip naujas. Pirmiausia, grotuvą pastatykite ant tvirto, nejudančio lygaus paviršiaus. Gulsčiuku patikriname, ar grotuvas stovi tiesiai tiek skersai, tiek išilgai. Jei reikia, galima po grotuvo kojelėmis pakišti plonus apskritimus iš gumos ar silikono. Atsargiai įdedame adatą į galvutę ir pasiruošiame tikrinti tikslų atstumą tarp kojelės pradžios ir adatos. Kai kurie grotuvai po savo disku slepia paslaptingą žymeklį adatos atstumui reguliuoti. Jis atrodo štai taip ir viršutinėje dalyje turi pažymėtą X-iuką, ant kurio centro ir turėtų nusileisti adata. Pagal šio grotuvo rekomendaciją atstumas nuo adatos iki kojelės krašto turi būti 49 mm. Jei toks atstumas instrukcijoje nenurodytas, bandykite imti vidurkį, kuris yra apie 50 mm. Vėl uždedam diską. Nuleidžiam adatos apsaugą, pakeliame mikroliftą ir antiskeitingo reguliatorių pastatom į nulinę padėtį. Tuomet ieškome tonarmo pusiausvyros, atitinkamai sukdami svorio rankenėlę. Štai taip pusiausvyroje tonarmas turi suptis laisvai ir lygiagrečiai grotuvo diskui. Čia ir bus mūsų nulis. Dabar užtvirtiname tonarmą fiksatoriuje ir prilaikydami svorį sukame tik skalę į nulinę padėtį. Pagal galvutės rekomendaciją nustatome tokį adatos svorį, kuris bus optimalus rekomenduojamas svoris. Mano atveju adatos svoris yra tarp 0,75 ir 1,5 gramo. Dabar sukame svorį, nejudindami skalės, ji turi suktis kartu su svoriu iki 1 gramo. Ar teisingai parinkome adatos svorį, mums padės sužinoti tam skirtos elektroninės svarstyklės. Padedame jas ant disko, įjungiame ir atsargiai pastatome adatą į pažymėtą vietą ant svarstyklių. Skalėje matome 1 gramą, reiškia adatos slėgį sureguliavome teisingai. Kitas svarbus žingsnis yra galvutės padėties nustatymas specialiu kalibratoriumi, kurį galite surasti internete ir išsispausdinti ant lapo. Aš naudosiu originalų, nors kai kuriuose grotuvuose tokį kalibratorių galite rasti ir kitoje gumos pusėje. Uždedame kalibratorių ant disko ir pažymėtoje vietoje nuleidžiame adatą mikroliftu. Galvutės korpusas turi būti lygiagretus kalibratoriuje išspausdintoms linijoms. Mano atveju matome, kad galvutė stovi kreivai ir reikia ją pasukti pagal laikrodžio rodyklę. Taigi pakeliame mikroliftą ir atlaisvinę galvutės varžtelius, truputį ją pakreipiame. Po to vėl priveržiame. Testą kartojame ir adatai nusileidus ant pažymėtos vietos, dabar matome, kad galvutė stovi teisingai. Tokią pačią procedūrą darome ir arčiau centro esančiame pažymėtame taške. Kadangi buvome atlaisvinę galvutės varžtelius, tai ir svoris ko gero pasikeitė, todėl dar kartą jį patikrinsime. Ant adatos susikaupusias dulkes valykite minkštu tam skirtu šepetuku. Valome braukdami šepetuką į save. Viską teisingai nustatę, grojant plokštelę, turime pastebėti, kad tonarmo vamzdelis turi būti lygiagretus besisukančiai plokšteliai. Iš priekio galvutė taip pat turi būti lygiagreti jos pačios atvaizdui plokštelės paviršiuje. Ir štai mes paruošėme ir tiksliai suderinome mūsų plokštelių grotuvą.
Tiesiog lieka palinkėti iš naujo atrasti ir prisiminti nepakartojamą vinilinės plokštelės skambesį. Bet tai dar ne viskas. Trečioje dalyje sužinosite, kaip taisyklingai klausytis plokštelių, kur statyti aparatūrą ir kaip ją prižiūrėti. Na o dabar, kaip ir žadėjau, ne tik palyginsime seną grotuvą su nauju, bet ir atsakysime į klausimą, kodėl senas geriau negu naujas. Šalia Sony grotuvo į kovą stojo mano naujoji audio technika, kurią pirkau iš tikrai rimtos specializuotos parduotuvės. O dabar prisiminkim, kaip sukasi diskas seno grotuvo už 15 eurų. O kaip sukasi audio technikos diskas? Va taip, šleivas kreivas kaip vežimo ratas. Tai ką jūs renkatės? Seną ar naują? Kreivas diskas tai ne vienintelė audio technikos problema. Diskas sukasi netolygiai, jo greitis plaukioja, o stabilumas dingsta vos tik susvyravus tinklo įtampai. O čia sukasi Sony diskas, kurio sukimosi net stabdant ranką neįmanoma išvesti iš pusiausvyros. Ir vėl užduodu klausimą, tai vis tik senas ar naujas? Toliau gražumynai tik prasideda. Audio technika turi mygtuką pavadinimu Quartz. Jį paspaudus turi įsijungti kvarcinis greičio stabilizatorius. Tačiau kaip jis įsijungs, jei jokio kvarco audio technikoje nėra. Šis mygtukas yra visiškas melas. Dabar įvertinkime abiejų grotuvų variklio triukšmo dydį. Štai ką mes išgirdome iš Sony. O dabar audio technikos eilė. Teisingai, šitas garsas persiduoda ir į galvutę. Tai kaip vis tik tai? Senas ar naujas? Ir paskutinis audio technikos melas – tai neteisingas svoris. Surandam pusiausvyrą. Skalę pastatome į nulinę padėtį. Tada nustatome 1 gramą. Ir ką mums rodo svarstyklės? Ogi 1,2 gramo, kai mūsų svoris yra 1 gramas. Tačiau be visų blogybių audio technika turi tikrai sudėtingą tonarmo guolių mechanizmą ir gražų dizainą. Be to dėja neužtenka kokybiškam plokštelių klausymuisi. Todėl rekomenduoju rinktis senus laiko patikrintus aparatus. Na o šioje dalyje viskas, likite sveiki, iki kito video.